Nebeturiu kantrybės dirbti su žmonėmis. Kartais rimtai, o kartais pusiau juokais, sako vadovai coachingo sesijose. Nes iš tikrųjų būna momentų, kai pagaunam save, kiek galima aiškinti, kartoti, priminti, laukti, kol viskas bus padaryta tinkamai. Sakysit klasiką. Ir čia kviečiu stabtelėti. Nes paprastai tada, kai vadovas pradeda jausti, kad jį erzina žmonės, tai yra signalas, kad tai ne apie žmonės. Tai apie jūs. Galbūt apie susikaupusi nuovargį, galbūt apie per didelį krūvį, didžiulius lūkesčius tai pačiai komandai ar savo, galbūt kvietimas pauzei ir atostogom, o gal labai žmogiškas nusivylimas, kad šiuo metu ne viskas vyksta taip, kaip norėtųsi. Tad jeigu save pagaunat galvojant, kad nebeturiu kantrybės dirbti su žmonėmis, kviečiu užduoti savo tokį klausimą. Ar tikrai žmonės tapo sudėtingesni, ar galbūt šiuo metu neturiu resurso, tinkamo resurso dirbti su žmonėmis.